Sveiki, vėl sveikinas aš Gabrielius ir šiandien, kur veda ratas, tai važiuojam į baikerio festivalį 3 naktų. Iš po praeito važiavimo dar reikia iš pradžių nusivalyti pilną museliukų kibę. Ir dabar kol kas dar sveikinuosi iš namų. Susipakuosiu daiktus, čia mano daiktai, kol kas dar ne visi, bet tai ir laikini. Ką pasiemu, tai miegmaišį, 2 kilimėlius, palapinę, dekiuką, droną aišku. Šalmą čia irgi reikės nusivalyti, nes koks yra visas kibęs. Neturėjau progos kada nusivalyti nuo muselių. Ir tada važiuojame į moto festivalį, katras yra baikerių naktis pavadinimu. Tai jis vyks 3 naktis, 3 paras. Ir bus pirmas mano festivalis su motociklais, kas susiję, tai bus įdomu pažiūrėti. Jis vyks Kauno rajone ir bus įdomu. Mano pagrindiniai darbai dabar yra susiruošti motociklą. Dabar ką padarysiu, nusivalysiu motociklą, nusiplausiu. Pasičekinsiu tepalus, pasižiūrėsiu, grandinę pasižiūrėsiu, reikia tempti, ar sutepti reikia. Padangų slėgį susižiūrėsiu. Tokius darbelius pasidarysiu, kad būčiau pilnai pasiruošęs motociklų festivaliui, kad būčiau pasiruošęs važiuoti. Ir ką dedu kamerytę, galima pradėti valinėtis. Turiu čia tokį preparatą nuo vabzdžių. Tai reikia nusivalyti visus vabzdžius, kadangi labai daug man privarė. Ir tą dieną, kai varėme motoslalomą, tai labai daug vabzdžių kabinos man prie moco, prie šalmo. Iš tikrųjų, kai važiavau, netgi tas garsas buvo toks takš, nes kiekvieną sekundę vis taškėjo vabzdžiai į mano šalmą arba į mano mocą. Netgi ant veidrodėlių prisivarė. Pilna visur čia. Reikia valyti. Noriu gražiai išvažiuoti. Lempos, viskas apsitaškė vabalais, negyvais. Stengiuosi šitą procedūrą išlaikyti kiek galima dažniau, nes pasitikrinus prieš kelionę galima labai daug išvengti dalykų, nes tu jau numatai į priekį, ko reikia ir ko trūksta. Tepalo yra kaip reikiant, labai liuks. Esu labai patenkinti šitą hondelę. Tepaliukai pačekinti. Atsidūrėm prie grandinės. Šiaip labai gerai. Reikėjo sutepti. Kaip aš tepu grandinę, tai purškiu ant vidinės grandinės dalies, ne išorę, nes čia purškiu tu nieko nedarai. Nesvarbu, yra O-ringai, čia tokios tarpinėlės lietuviškai sakant, tai yra pačioje grandinėje jos yra suteptos. O kodėl yra tepama grandinė, tai todėl, kad žvaigždės bei grandinė turėtų kaip briauną, kad galėtų nesitrinti metalas į metalą, o turėtų tokią membraną, kad slystų per ją. Ir taip mažiau dėvisi grandinė, žvaigždės, ir taip sudaro didesnę paskirtį, tokią padaro, kad galima tiesiog ilgiau gyventi su to komplektu grandinės ir žvaigždžių. O kaip aš tepau, tai tiesiog su kurata ir purškiu. Aš ne per stipriausiai, kad rato neaptaškyti. Tai tiesiog o šitą. Gerai grandinę. Šitas irgi eis į trasą. Vešios šitą. Gerai, grandinė sutepta, grandinė pažiūrėta. Beliko pasižiūrėti slėgį padangose. 2 barai, realiai priekį užtenka. Tai dar galą pažiūrėsiu. Šiaip stengiuosi laikyti Afrikai priekį 2, gale 2,5. Tobulai.
viskas tobulai. Yra čia ventiliuks, kur gali nusileidinėti, jeigu reikia. O prieki to nėra. Įdomu, čia taip gamykliškai ėjo. Na ir dar ko reiktų nepraleisti. Tai būtinai reikia pasižiūrėti, kiek yra benzo. Su mane nėra parodyta. Tai reikia visada stebėti. Nu jau galiakas. Dar koks 10 litrų tai yra. Prieš kelionę teks užsipilti. O tokia pas mane procedūra. Kompresorių susivynioju ir tada jau kraunu visą mantą jau į motociklą. Teko pavargt, bet viską perdėjau kitaip, nes žiūriu, kad čia man slankė, tai krenta, tai žodžiu biškelį pažaidžiau teatri, bet kažką sudėliojau. Taip atrodo mano kupranugaris. Čia yra kilimėliai, čia palapinė, čia kuprinė dar rūbai ir dar miegmaišis. Atrodo šitaip. Nu, iš galo matas maskas pakrautas. Bet šiaip, taip ant moco keliauti ir pirmas realiai toks pakrovimas ant šito moco. Tai labai įdomu buvo, įdomus procesas dar, aišku, čia žiūrėsiu, nes aš nežinau, ar man kuprinės lankios ar neslankios, kai aš važiuosiu. Tai paprašysiu, kad man pažiūrėtų irgi tą pačiupinėlį, kad po to kuprinė nenulėktų žemėn. Blema šį biškelį dėl šitų tai nepergyvenu, dėl šitos nepergyvenu, nes čia sėdės Jurgita ir užspaus. Dėl šito, blema, čiut galvoju. Bet čia suveržiau, aš kuprinė yra tokie, šiaip labai faina kuprinė. Kuprinė yra tokie užveržimai, tai aš suveržiau, bet vat, jie vis pabėga, tai nežinau, ar čia man laikys ar ne, aš nežinau. Tai, jei ką bus be miegmaiščių, įsidėjau pledą, nes reikės vis tiek apsiklot kažką tai naktį. Manau, kad nebus šalta. Man tai iš vis, aš pasiėmiau dar vilnonį megztinį, kelnes pasiėmiau treninginės, kad nebūtų šalta miegot. Tai manau, viskas bus okei. Tai va, dar noriu pasidžiaugti, kaip atrodo frikėlė. Tai pakrauti, tai eina savo. Nesidėjau tų krepšų, nereikia man dar kol kas. Dabar galima lėkti kelią, kas yra labai liuks ir nekantrauju jau ir jauduliukas kyla, kaip čia bus, bet viskas bus gerai. Baiterių naktis. Garsas turėtų būti biškelį kitoks. Nes susidėjau saugėję tokią saugėlę. Visko visai nebedaug. 70 km iš vietos. Dar reikės turėti 30 žingsniai. Bet taip yra tiesiog kaimelio.
Labą dieną. Labą dieną. Čia į baikerio naktis pataikėm. Taip, pataikėt kaip tik čia. Labai gerai. Palapinė. Prie vandenuko. Po to tą vidų parodys, teisim apžiūrėti, kas čia yra gero. Kaip nuotaika? Labai gerai. Gera? Nice. Tai varom pažiūrėsim, kas čia gero. Šiaip gerai, pirtis bus, sakė, kad bus galima naudoti nuo 9. Čia žmonės dar važinėja. Dar visi važiuoja. Čia pasistatėm. Tai prie vandenėlio būtinai labai norėjau. Varom, apžiūrėsim, kas čia. Ką čia dar galima matyti? Tai kažkas apsitvėrė specialiai, tai jokiaus. Gražus moksai. Išnėvi. Čia gražiai. Suparkavę. O, čia kaip kietai. O, amerikiečių kampelis. Kokie kieti. Katrą nori pažiūrėti. Taksa. Šita. Chevroletą. Kaip iš serialo. Vienas saugus kietas. Šitie tai geri šerifiniai, man patinka. Jie gali sėdi. Šaibo, kontrabandos. Nu viskas kaip priklauso. Tenai koksai. Noriu pažiūrėti. Noriu pažiūrėti. Čiuožykla. Šausim čiuožyklą. Na, jeigu įkaisim pirtį, galėsim šauti. Pat vandens galim daryti. Geras. Šils vanduo. Oi, šils vanduo iš tikrųjų. Dar žuvyčių yra, žiūrėk, plaukė. Matei? Žuvyčių dar yra plaukė. Ten mūsų palapinės Afrika. Žmonės kūrėsi, važiuoja dar. Tai žiauri fainai. Jaučiu, kad apėjom visą, ne? Aš manau. Dar reikia praeiti dar vieną galą, bet man atrodo, kad visą ir praėjom. Tai pažiūrėsim, kas čia. Kaip čia kas atrodo iš tikrųjų. Pusę praėjom, tai žiauri kietai. Daug motų. Daug visko. Afrika naujoji. Gerai atrodo, ne? Žiauriai gerai. O čia kokie gražuoliai. Čia dar kažkoks angelų slėnis. Wow, okei. Varom. Taip jau būna. Gražuolių. Eina, sau kaip čia gražiai. Wow. Labai gražiai. Čia takelis ir čia. Neini? Wow. Čia tikrai nice. Viskas gražiai. Dabar likim armi. Wow, angelų slėnis. O čia dar tekantis šaltinėlis, kaip fainiai. Geras. Žiauriai geras. Koks tiltas.
Kokia panorama. Jurgita pareina visą rožinę. Ką rožiniukė? O, žiūri, fainas slėnis. Labai faina. Gal tai ir sakau, reikia viską apsieiti, kad būtų galima matyti, kiek viskas detaliai padaryta iš tikrųjų. Labai gražiai. Čia labai gražiai. Išprimauca, nes palikau raktelius. Bagažiukė. Eina šikt. Visiškai neapdairiai. Sakau, kad kažko trūksta, nes scenoje paminėjo, kad pametė kažkas raktelius moco. Sakau, reikia. Na, pasižiūrėti savo, kur aš palikau. Tai va, gražuolis palikau moto bagažiniai. Va, gražiai sėdi vis dar. Kinta ir viskas. O taip atrodo pakol kas. Afrikėlė. Prie tvenkinuko. Ten pilna žmonių. Visur. Žiūrėsim šitą festivalį, kaip čia gaunasi. Žiūrėsim blaiviom akim. Tai manau, bus įdomu pasižiūrėti, kai čia per festivalis, kadangi mes negeriam, tai mes jau daugiau kitų veiklų jau veiksim. Tikriausiai, va čia yra vieta pasidėti. Geras. Naujoji Adventure Sports jau čia. O, čia dar viena gražuolė. Mėlyna kokia va. Nice. Einam aplinkui. Vaikštom. Tyrinėjam aplinką. Mūsų 3 šiaminstą pasidėjęs. Šiaip žiauriai gerai. Pavalgiau šašlykų. Tai nu šašlykai, dar šašlykai. Nestebim, bet po parvaro tai 7. Pasibandyti. Va. Pasibandymą pravažiuoti. Labai nice. O ten jau duoda draugų. O dar kaip moci. Gražuolių. O čia jau skolos laukų parvažiavęs. Geras. Aš nežinau, kokie emocijas. Ir dar Honda. Dar neparodžiau vidus. Dabar esam prie palapinės. Ką tik droniuką išsileidau.
ligoninė. Žiauriai nice. Čia tokai guli. Palapinės stafas, miegmaišis vienas. Čia mūsų šaunės stafai, visokie. Tiem, o čia kilimėliai ir pledukas. Ir aš po pleduką mėguosiu. Man tai nėra šalta. Tai žodžiu, kad tik dronai pasikėliau. Iškelį paskraidžiau. Fainai. Labai fainai. Muzika duoda, kala. Reiks eiti pirti, pažiūrėti, kas ten gero. Susitiksim jau ryt. Ką? Orientacinės. Darom. Dabar tikslas orientacinių, tai važiuoti taškus ir kilus klausimus ir tiesiog važiuoti. Ne ant greičių, ne ant kažko tai, bet... Dėkui. Tai reikia orientuotis palei žemėlapį, yra taškai, reikia juos važiuoti. Stabdosi. Kažkur krenta. Gerai. Jo. Eina sau. Davai. Sėda. Tra. O kurmi. Wow. Pobiški. Eina sau. Nice. Blemba, geras fotos kaislys. Jis kai niekur nieko sau. Kaip kiekvieną dieną darytų tai.
Nu taip, vos aš pratilpau. Tada reikia rasti pasiteisinti. Nu taip, taip. Faster, stronger, moving light speed, working longer. We a different breed, living larger, chasing the dream, push it farther, better than you ever seen. Pedal to the metal, we going far. Foot on the gas, just getting started. Wow. So fine. Kietai varas. Pradeda kryptis ir taip pasitikimai papuoliau. Šitą renginiuką sustot. Labai faina. Labai faina. Dabar sustot. Ką? Jo, viskas dokumentuojam. Nice. Blemba, čia žolė. Eina savo. Ačiū. Atrodė minkštai, bet... Blemba, šiaip krito viskas okei. Aš tai iš viso net nesusižydžiau, man viskas okei, bet kaip mocai. Tai tu nemotų žiek save. Geležis yra geležis, jau pradžiai žiek save. Viskas tvarkoju. Jo, viskas tvarkoj. Iš viso nukritau labai švelniai iš tikrųjų ant žolikės. Jo, bet matas antras ištripo. Jo, ir aš koją biškį patraukiau. Eina savo. Geras. Geras, blogas. Geras. Nu, bet atrodė taip beveik... Ai, biškį pigu. Taip, nu... Insulėtintai nukrito, ne? Eina savo. Gerai, reikia biškį atsargiau man žoliukais, reiškia, važiuoti. Nes irgi padangas. Aha. Ir dar turbūt oro. Daug. Jau... Pervertinau. Biškį Čia aš čia prikarksėjau. Neturi bėdos, važiuok paskui kiekvieną.
Eina šikt. Kai maniau, kad smėliu blogiau važiuoti, atsiemu žodžius. Einu nafik. Ką? Iš ryto čia buvo tiesiog apšilimas, dabar jau važiuoju. Eina savo. Gerai, palauk, kuris nurovė ten. Nu, vis dėlto grįžom namo, nes užbaigiau ralį ir nebebuvo kažkas ten man įdomaus, tai vis dėlto sugalvojom grįžti namo. Apibendrinant. Mantas sukrautas, viskas grįžom, saugiai, tvarkingai, ramiai, gražiai. Nu ir dienelę apturėjau. Šiandien buvo tokios orientacinės varžybos. Ir aš pradėjau važiuoti tas varžybas. Nu, jos ne dėl rezultatų, taip, tik orientacinės tokios varžybos, kad tiesiog pasimėgaut važiavimu. Yra labai fainiai sudėlioti objektai. Ir aš pirmą objektą pravažiavau. Ir man pasiūlė važiuoti žvyrkeliais. Ir sakau, nu davai, varom. Ir tada prasidėjo smagumas. Mes antrą objektą greičiau radom žvyrkeliais, bet trečią objektą labai ilgai eksplorinom. Ir laukais varėm, ir miškais varėm, ir žvyrkeliais, ir čiut vandenuką gavau. Nu, ta prasme, Afriką numečiau 2 kartus netgi. Ir buvo... Po to, kai numečiau pirmą kartą žolynuose, tai prakasiau ratą ir tiesiog, nu, paslydau ant žolės. O antrą kartą, tai smėliai su priekiniais stabdžiais, netyčia, aš žinojau šitą dalyką, bet netyčia spustelėjau priekinius stabdžius ir iš karto irgi parverčiau švelniai į Afriką. Bet po šitų 2 kartų kilnojimo blemba jau buvau labai išsekęs. Tada sustojom, pailsėjom kitam pointe, degaliniai sustojom, pailsėjom. Daug dvarų aplankėm iš tikrųjų, piliakalnį aplankėm ant pačio galo. Ir persikėlėm keltu ir sakom, nu davai, ar varom dar bišk paendūrin, ar varom jau namo, nu į finišą plentais. Nu, sutarėm, kad davai kokią valandikę dar paendūrinam. O blemba, buvo taip smagu ir to pačiu man tiek daug streso buvo, nes aš neįpratęs smėliu varyt, neįpratęs miškais varyt, neįpratęs endūrin su eragonu. Tai jis mane šiandien per daug pravežė ir ta prasme su juo tik varyk, tik duok gazų, ta prasme kosmosas, ant kiek gerai varo. Tai taip priskraidėm, taip valandą važiavom, dar vis grįžinėjom. Tai gavosi taip, kad gavau daug patarimų, daug ką išmokau iš tikrųjų šito evento. Tik patardavo man ir iš karto gaudau iškart pamokas. Ir buvo tokios teritorijos, kur netgi blemba galvojau, eina šikt. Nemeluosiu, streso buvo labai daug, jaudinau, stresavau, bet iš tikrųjų važiavau atsakingai, važiavau, kruizinau ir baisiai neskubėjau, nes žinojau, ką aš galiu, ko negaliu. Aišku, aš daug ko negalėjau, bet daug ką ir padariau. O
Eragonas tai tiesiog tik važiuok, ta prasme, jam tik duok veiksmo, jis viską priims, kas kely, tai yra kosmosas. Aš dar labiau džiaugiuosi šito mocu. Tai smėlio pamokos išėjo į naudą, miškais važinėjom. Tiesiog, netgi po to nebenufilmavau, tai varėm 3 linkėjimai, jeigu žiūrit šitą video. Aš buvau pradedančio lygio, o Evaldas buvo, mano manimu, labai gero lygio, labai profesionalaus mano atžvilgiu. Tai buvo wow. Po kol teko varinėti, tai vienas iš geriausių raiderių žvyrkeliais ir miškais. Tai jis mus navigavo, jis rado per navigaciją visokius tokius keliukus fainus pasidraskyti. Ir netgi nebenufilmavau, kaip pametė telefoną. Ir aš pypinu tenais, kad sustotų ir nestojo, niekas negirdėjo, nes visi susikaupė tus smėlius viską. Ir buvo tokios klampios smėlynės, tai prasme, provėžos ir vien smėliai. Ir tuose provėžuose dar 2 smėlio tokie keliukai, tai mašinos pravažiuotų. Tai tik pagauni iš karto, va taip, nu žodžiu, nebenufilmavau, buvo labai klampus smėliai. Ir tiesiog atsistoji, kai taip varai, visas susikuprinės ir užmetęs galą, nu kada svorį ant galo, tai tiesiog būni labai įsijautis ir žiūri telefonas. Tai blemba, nieks neatsiliepia, tai paėmiau tą telefoną, įsidėjau į šitą kišenę ir aš jau varau, vėl į tą poziciją stojau, parvažiavau jau pas chebras, jau jie laukia manęs, mes viens kito palaukėm, man padėjo labai daug, pagelbėjo pastumt mocą, pakelt mocą. Tai buvo labai nice, labai gera komanda, wow buvo. Ir sako, ar pametė telefoną, kas jo pametė. O aš nepajutau, kokiu momentu man iškrito tas telefonas. Tai mes atgal apsisukom ir varėm vėl tais smėlynais ieškoti tą telefoną, radom tą telefoną, viskas tvarkoj. Tai grįžom, tai nebevarėm to pačia trasa, tai grįžom visiškai atgal. Grįžom tokiais miškais, žvyrkeliais ir grįžom pagaliau asfaltais ir finišas buvo įveiktas. Turėjom grįžti apie 2 valandą dienos, o grįžom 4 valandą dienos, po 4 jau buvo, pamenu. Ir trukom, o prasidėjo tai 10 valandą. Tai biški užsilinksminom, sakyčiau. Tai kad labai daug buvo iššūkių man šiandien su Eragonu. Labai daug iššūkių patyriau su jais savo atžvilgiu, kaip pradedantysis vairuotojas, tai labai daug. Sutikau Dog 5, sutikau Motogurį, pasveikinau, pasifotkinau. Tai labai faina. Bet šiaip apibendrinant patį festivalį, nežinau, aš kaip negerintis, man nelabai tenka buvo veikti. Ta prasme, atvažiavom 5-dienį, įsirengėm palapinės, nu ir visi tenais gerti ir panašiai, aišku, koncertai, viskas okei. Apsėjom viską aplinkui, fainai kolapėjom. Ir tada prasidėjo, nu, tiesiog festivalis. Kas yra festivalis? Tai, nu, atsipalaidavimo vieta. Tiem, kam patinka tai daryti, tai pirmin, viskas yra tvarkoje, bet man kaip neprijaučiančiam tam atsipalaidavimą aš negeriu, tai negeriu ir kitiem nerekomenduoju. Tai, nu ką žinau, dėl vieno dalyko aš variu tą festivalį, tai kad žinau, kad bus tos orientacinės, tai norėjau išbandyti savo jėgas. Nes mano manimo aš turėjau varyti tai tik tais plentais, nu ta prasme ten maršrutas buvo sudėliotas pagrinde plentais. Ir tik iki objekto davažiuoti žvyrkeliukai ir žalinėliai, kad nekelia problemų. Na, kadangi mums atrodė, okei, tipo, nematėm visos trasos, bet kai susitikau su ta grupė ir sakom, davai žvyrkeliais varom, bus įdomiau, nu davai varom miškais. Tai ir pavarėm. Tai va, Afrikėlė atlaikė, viskas tvarkoj. Žiauriai gerai, esu žiauriai patenkintas ir šakų, ir medžių lapų prigaudžiau. Bet kam esmė, kad viskas tvarkoja, tik tai vienas niuansėlis yra. Čia dribau iš tikrųjų. Ir kai variau miškais, tai parodysiu. Va. Sulaužiau apsaugą. Ir čia nebėra dalies diskui saugoti. Čia
Čia dabar jau atviras diskas, tai reiks užsisakyti diskui apsaugos. Bet būklė tobula, ta prasme, aš taip esu nustebęs, nes viskas savo vietose ir neskaudžiai dirbau iš tikrųjų, nei vieną kartą nesusižeidžiau, nesusižalojau. Sakyčiau, netgi džiaugiuosi, kad esu su apsaugom. Tai yra tokios geros apsaugas kojų, nes šita koja buvo įstrigus tarp moco, kaip pirmą kartą kritau, tai tarsi kritau ir koja norėjo įstrigti, aš staigiai, sureagavau ir bandžiau ištraukti ir ištraukiau. Bet kam esmė, kad taip džiaugiuosi, kad aš esu su apsaugom, nes nežinau, kom būtų pasibaigę. Būtų sutraiškyti tiesiog nuo svorio motociklas, kadangi labai sunkus yra, 220 kg, tai nėra ko norėt. Toks mano rezume festivalis, o grįžau į tą kempą moto. Tai, nežinau, tenais. Aš jau nieko neberadau įdomaus, po tokių nuotykių tai neberadau kažko ten įdomaus, tai nutariau tiesiog grįžti, nes su palapinėm nebenorėjau būti, tenais labai daug visi festivalina, tai nebefaina buvo tiesiog būti ir išvariau. Aišku, tai yra mano asmeninė nuomonė, aš taip pasirinkau, nieks man neprivertė ir nieks nieko nesakė, tiesiog aš taip nusprendžiau, kad nebūsiu visą festivalį, vien todėl, kad skirtas festivalis festuoti, ar ne. Labai stipriai pasportavau šiandien, nuvargau iš tikrųjų. Dar grįžimas 100 kg namo irgi dasidėjo. Kritimai dasidėjo, numušo labai nuotaiką, kai nukritau daug kartų. Tiesiog nebegalėjau, jau galvoju, viskas, nafik, važiuoju į finišą ir, tipo viskas. Stojau, pailsėjau, viskas buvo tvarkingai, tada grįžau vėl viskas. Grįžau į save, nes parėjo toks grūzas, kad aš čia neužtenkamai, taip ir yra, kad aš dar turiu nepakankamai žinių. Bet tas yra viskas okei, nes praktikuoju. Ir šiandien tos praktikos kiek pritaikiau, tai šakės, stengiuosi, tik patardavau iškart, stengiuosi pritaikyti ir važiavimas skyrėsi diena nuo nakties. Kaip diena nuo nakties šakės, taip gerai buvo. Blemba, užskaitau šiandien dieną, tai išnešė mane. Ir aš jau esu parmynės jau namo, viskas, moto baikerių naktis baigėsi. Tai va. Va tokia mano nuomonė apie baikerių naktis. Ar aš grįžčiau kitą savaitę, kitais metais į baikerių naktis? Grįžčiau, jeigu būtų kažkoks ralis arba orientacinės vėl. Bet tik ant to dalyko, nes, tai man yra įdomiausia ir tai yra mano aktualiausia, mano nuomonė, ir tai yra smagiausia. Smagiausia dalis iš tikrųjų šventės. Aišku, viskas faina, kad visi nori pašvęsti, viskas okei, viskas tas yra okei. Tačiau tokia yra mano nuomonė. Toks mano video apie baikerių naktis. Tokia mano nuomonė, tokia mano patirtis ir papasakojau, ką patyriau. Daug nebenufilmavau, todėl kad ir nebespėjau, tiek veiksmo vyko, kad net baterijos įsikraudinėjo. Tai tiesiog spėjau ką nufilmuoti ir dabar atpasakoju realiai ant karštų, ką tik sustojęs ir viso. Ką. O daugiau kaip ir sakau, kad kaip ir viskas okei. Ir šiaip, kad ir kaip karavanas vingiuoja, per dykumą jis turi tik vienintelį tikslą – pasiekti oazę. Tai galima vingiuoti kaip tu nori, bet tu vis tiek turi pasiekti tą tikslą. Iki kito karto.